Sveiki, gerbėmieji, tai ką, mes jau Bulgarijoje stojam vat šiuose gražiuose apartamentuose. Va čia ką tik pastatė antrą, naują. Tai vat jeigu kam įdomu galite atvažiuoti, pasižiūrėti, įsigyti. Nu jau kainą skaičiuokit, taip nuo 1600 eurų už kvadratą. Na ir apie mums sėkmingai pavyko atvažiuoti į Bulgariją. Jau mes vakar vakare 7 val. Buvom, išvažiavom apie 8 val. Nu gal buvo jau pusė 9. Tai viena vieta tik užstrigom, kai važiavom iš Rumunijos į Bulgariją, tai tiltą remontavo, tai ten jau tikrai prabuvom 1 valandą. Tai va čia kartais su Serbija galima lyginti, nes Serbijoje irgi būna pasienis, tai irgi ten užtrunka. Nu apie dalinti, kad iš tikrųjų kelionė vat nuo Vilniaus, praktiškai nuo Litexpo, tai yra 2311 km pravažiavom. Važiavom praktiškai vien tik su mašina, kiek čia gaunasi, 27 valandas. Nu tai va, jau čia virš paros laiko. Nu ir degalų va 8,7. Nu bet jau netaupėm, čia truputį galima važiuoti, mažiau ten tų kamerų visko. Bet jau 14-15, va taip skaityk pastoviai laikėm. Tai va, tai šitoj vietoj kelionė sėkmingai baigėsi, grįšim paskui turbūt per Serbiją, nes norim važiuoti į Prahą. Bet va, kas planuotumėt atvažiuoti į Bulgariją su mašina, tai galiu pasidalinti, kad mes važiavom per Zakopanę, pasibuvom Zakopanėj. Panašiai per pietus mes 12-1 valandą išvažiavom, važiavom dar kokias 6 valandas, tai į Rumuniją. Tai praškai 2 valandas pravažiavom Slovakiją, vienoje dar gražioje vietoje sustojom, paskui 2 valandos Vengrijai, tai net nesustojom, pravažiavom Vengriją ir tada įvažiavę į Rumuniją susiradom miestelį gražų ir tiesiog ten išnakvojom. Nu ir vat, kaip sakiau, 8 ten prieš 8 papusryčiavom, išvažiavom apie pusę 9 kažkur tais taip ir jau 7 buvom čia. Tai kelionė buvo tikrai puikiai, Rumunijoje galbūt mažiau buvo autostrado, bet vis tiek sėkmingai davažiavom. Geros vasaros. Galiu pasidžiaugti, va čia kažkur dar ten pavydėkite, ne? 31 laipsnis. Nu truputį kažkaip jaučiasi mažiau, gal mašina yra įkaitusi. Iš tikrųjų čia laikosi temperatūra, tikrai nuo 24 taip iki 28. Tai va, tai čia viskas yra gerai.